kokios pradalgės ir tokių prikakaliota, tokių išmestų žolių labai daug. Bet vietomis jos yra, vietomis jos nėra, paskui vietomis vėl jinai yra. Neaiški priežastis. Pradžio maniau, kad tiesiog daug žolės prisikaupė, dėl to robotas ją tiesiog jau mala ir vinioja. Taip pat matau, kad yra žolė pražilus. Tai čia dirba 2 diskų vėjos robotas ir mes pabandysim pakeisti peilius. Pakeitę peilius pažiūrėsim, koks bus rezultatas. Ar dar vis bus šitos juostos, ar jau nebe. Ir vietomis daug tokių pageltonavusių juostų, nes žolė, kai likdavo, saulės negaudavo. O vat kur nebuvo tokių vat juostų, žolė atrodo taip. Tai tas pats sklypas gavosi, kad turi labai skirtingų rezultatų. Tai pirmiausiai, ką pasidarom, tai mes pasižiūrim, kokia situacija yra su peiliais. Atleist stabdžius. Ačiū. Nepyk. Verčiam aukštyn kojom. Na gerai. Čia žolės pritraukta po apačią, pjaut nemaišo, bet peiliai visiškai buki. Net užsmailėja. Čia jau net neįsipjausim, kad ir norėdami. Na ką, keičiam peilius, pažiūrėsim, koks bus rezultatas paskui sekančią dieną. Švaros terapiją praėjom, laikas pasikeisti peiliukus. Tai va, naujas peiliukas yra 18 mm pločio. Dedam seną peiliuką. O senas peiliukas ant kiek yra suplonėjęs. O suplonėjo kas? Patys ašmenys. Rankos murznos, na, bet laikas pasikeisti peiliukus į naujus. Va, svarbu, kai peiliuką prisukat, jis neturi būti užstrigęs, jis turi būti laisvas. Taip kad su viena ranka nieko nedarom ir paliekam peiliuką laisvą. Ant varžto yra sijonėlis, ant kurio turi geležti ir užsikabinti. Priveržti negalima. Šiuo atveju misija baigta, peiliukai visi juda. Leidžiam robotą pasikrauti, nudžius žolė ir rytoj galės pratęsti savo darbus. Įvertinsim rezultatą su naujais peiliais. Manau, čia problema ir buvo. Taip kad atminkite, pražilusi žolė, pirmiausia ženklas, kad laikas keisti peiliukus. Na, o kad viskas būtų sąžininga, tai mes šitas visas juostas šiek tiek išlaidysime su putuku. Grįžtame savo pievą po 2 dienų, tęsiam filmavimą ir, kaip matau, šitų ratilų pievoje jau neliko. Taip, pageltonavimai yra likę, žolė turi pagyt, vadinkim taip, ataugt, nespėjo dar, bet jau mūsų pieva tapo švari. Taip kad peilių keitimas kartais analizuoja ir iš tų visų ratilų. Tikiuosi, šis video jums buvo informatyvus. Jeigu turite daugiau klausimų ar pastebėjimų ar patarimų, žinoma, galite pasidalinti pas mus komentaruose.